Jie visi pasidauja į Gangster Vegas epizodą. Čia, kaip suprantu, yra antras mano epizodas, kurį aš filmuoju apie Gangster Vegas. Žodžiu, žaidimas yra tikrai nerealiai įdomus. Jis yra toks įdomus, kad aš neatsispiriu žaisti. Ir čia vėl tą patį matote beveik. Ir vėl Vehilus Waiting Atware. Jo, mes tą Vehilą ir panaudosime. Va, matote mano planšetinį. Tai žodžiu, aš atsispavdinau. Jo, ir bėgu. Jo, ir važiuoju. Tralala, tikiuosi pateksiu į oro uostą tinkamu keliu, nes kaip matote važiuoju be navigacijos, nors ją čia nusistatyti. Yra vienas tas iš dalykų, kuris čia įmanoma, ne tai kaip GTA Vice City. Jeigu jūs esate jį žaidę, tai žodžiu, mes važiuojame į oro uostą. Driftas biškiai toksai pavykęs. Kaip matote, čia yra toksai keistas žmogeliukas, vat. Negaliu normaliai parodyti, palaukti. Va, čia tas keistas žmogeliukas, kurį jūs galite nužudyti. Čia dažniausiai būna parodytas toksai kabinėlis su klaustuku. Tai jūs galite jį paprasčiausiai nušauti, bet jisai, nepamirškite, kad irgi yra ginkluotas ir galės jums laisvai pasipriešinti. Ir, žodžiu, ką jisai mum išmetė. Jei matėte, tai tikrai gerai. Jis mum išmetė Ferrari. Mes tą Ferrari galėsime naudoti, nes tam Ferrari įsigyti reikia vipo. Matote, kai kurie žmonės čia ima panikuoti. Pamatę, kad jūs kažką nušaudote ar kažką tokio. Tai žodžiu, aš važiuoju be navigacijos į oro uostą, nes aš esu visiškas mepo profas. Aš žinau visą šitą mapą. Visą šitą žaidimą beveik žinau. Šitą žaidimą viską beveik turiu. Ir žodžiu, aš esu visiškas šitą žaidimo profas. Tik biški nevairavimo srityje. Nes va, iškėliau ratą ir nemoku nuleisti. Tai žodžiu, va dabar apsisakam biški ir džempinam. Tai žodžiu, mano šiandienos tikslas gal bus toksai maždaug kaip čia susirasti lėktuvą. Gal kaip susirasti lėktuvą bus mano tikslas šiandieninis. Tai žodžiu, lėktuvą, jeigu aš susirasiu, jeigu man pavyks tai padaryti, tai aš jį susirasiu ir skrisiu su juo. Taip, skrisiu aš su juo. Kas čia tokio sunkaus gali būti? Tiesiog skristi. Skristi su paprastu, oi. Žiūrovai, biškai, prašau dėl to. Kažkaip ką tik įvyko, mano kamera tiesiog neišlaikė pusiausvyros. Na, tai žodžiu, važiuojam, galim pakelti priekintis ratą, jeigu matote, va, pakėliau priekintis ratą, tai žodžiu, važiuoju toliau aš. Ai, blin, blemba, kai čia gražus buvo aiktų ir aš tiesiai į sieną ir nukritau. Juodas ekranas, nušimtys padatas juodas ekranas. Milijoną beturiu. Eik tu sau kaip blogai. Taip, tu helpme su pakas 10. Žodžiu, biški nusipirkom. Biški. Nepasakyčiau, kad čia žiauriai didelis biškis, bet vis tiek, žodžiu. Ir važiuojam. Važiuojam. Pirmas šuolis. Nice. Antras šuolis. What the hell? Neužšokau. Nepagavau. Kas per mane pavyko užšokt? Aš tikras šliūžeris. Taip bėgam iki lėktuvo.
tipu tapu, iki lėktuvo tipu tapu. Tai žodžiu, dabar parodysiu jums, kaip reikia kilt. Jeigu matote, čia yra toks stikas, jį reikia kelt. Ir čia reikia leist, kaip lėktuvą, pijau. Ir mes kylame į orą, kylame į orą, kylame. Biški tiesinam lėktuvą, oi, biški per žemai. Reikia pakilt, labiau. Dabar reikia apsisukt. Mes sukamės. Šokamės. Lipam lauk. Tiksliau, šokam lauk. O kaip prašvito gerą. Žodžiu, jūs galite čia ir parašiutą, va taip va įsiskleisti. Vat, čia va yra toksai viktukas specialiai. Vat, įsiskleisti parašiutą arba nusiimti parašiutą. Tai, žodžiu, važiuojam toliau. Jo, nedarandu savo motociklą, kuris čia buvo. O, matau. Ne, čia ne motociklas, bet šau sugės. Ai, va, radau. Leidžiamės prie motociklo savo, nusileidome. O dabar važiuosime, kaip tikri raideriai su mocais. Bramba, tratata, jo. Važiuojam, pašokam į orą, važiuojam toliau, nepačiabaisas nėra, pakylam į orą. Eik, tu praleidau sendą šitą kalną. Kaip blogai. Ai, kas čia atsitiko, biškiai pasilagino man. Sorry, čia biškiai techniniai nesklandumai, šuolis. Priartinsiu, šuolis, priartinsiu. Dabar jeigu norite padaryti kokį backflipą ar kažką tokio, kodėl aš kalbu kaip žemaitis, tai aš nesuprantu, gal tai biškiai ir dūchiška, bet man patinka kalbėti žemaičių, nes man patinka šitas tonas. Tai jo, biškai pakylam. Kaip matot, achievementų nemažai gavau. Single wheel turėčiau gauti pagal teisybę, ne taip jau ir užilgo, arba jau gavau, tik nepastebėjau. Backflipas eiktų ir nepavyko. Kaip matėte, aš labai gėdingai nukritau. Žodžiu, bėgam toliau. Prabėgau ką tik savo mocą. Jo. Kaip matėt, galima stumdys, jeigu jis yra nukritęs, tai take flight, valio, mes galim paskraidyti. Šitas video apie mano stuntus, beveik pusę video gal apie stuntus, tai žodžiu, man tie stuntai nusibodo, ai, tu ką aš čia darau. Jo, tai gal dabar mes pabandysime paveikti kažką įdomesnio, kadangi vakar matėte, šiandien matėte. Žodžiu, matėte, kaip aš buvau pavogę šitą, bandžiau pavogti karinį helikopterį, bet man, tiesą sakant, gavosi šnipštas. Tai žodžiu, maždaug va šitaip ir buvo man, tai kad aš bandžiau pavogti karinį helikopterį, bet pasirodo, kad jo ten nebuvo. Tai vat buvo gavęs šnipštas man iš viso šito dalyko. Ir tokio dalyko prašyčiau nekartot. Jeigu norite pulti karinę bazę, tai geriausia nusipirkti kelis parašiutus ir tiesiog iš oro ją šokti, leistis. Skristi, žinau, gal ką daryti su ją. Tai žodžiu, taip ir aš padarysiu. Jau pradedu išjunginėti variklį, nors nafik tą variklį išjunginėti, galima paprasčiausiai skristi. Tai žodžiu, skrendam. Jo, ir maždaug čia šokam lauk. Jo, ir mums dabar ko reikia, tai parašiuto, suknisto parašiuto, nes mes biškai krentam ne ten, kur reikia. O, nice fall, geras achievementas. Jo, turėčiau nuskristi pagal teisybę iki vidurinio, bet man regis, kad tai man nepavyks. Nes aš biškai lūzeriškai skrendu tiesiog. Mane visi čia iš raketų tratina per šikną, karočią.
Jo, bėgam. Nafik tas kakutis, tiksliai, nafik tas kakutis. Pėstute ir jokio tanko nėra. What the hell? Čia biškai aš nepagavau. Čia pagal teisybę visur čia turėtų būti tankas. Kiekvienam šitam dalyke. Angare šitam. Čia tipo girtas kareivis ar kas čia toksai. Nafik, mušas. Biškai nepataik. Mušiesi, bet biškai klišai mušiesi. Tankas, bleba, iš kur tu tankas čia išdygai, tuoj aš tave sugronkim biškai. Pastradilinsiu. Dvies gžiūrkelė. Bam, susprogai, net nepavyko man save susprogdinti. Nestradalink. Jo. Ir helikopterio nifiga nematyti. Dabar mes bandyti pasivokti šitą žygulį, gal čia ne žygulys, mumis pamušti. Taip, mumis pamušti ir iš mūsų bandyti pavokti. Lėktuvas čia pat nusileido, galėčiau pakilti ir skristi iš čia nafik. Čia būtų paprasčiausias, lengviausias dalykas. Bet aš to nedarysiu, aš vyras, aš vis dar turiu pilnus laifus, nes aš biškai gydžiausi. Nu, aišku, ne protą gydžiau. Proto, tai man tikrai reiktų biškai pasigydyti, sėkauju. Pajakavau aš čia. Žodžiu, važinėjos, kadangi žinau, ne, vis dėlto gal pabandysiu, gal išėjęs. Gal išėjęs man tą helikopterį pasivokt, bet čia yra be šansų tas dalykas, kad aš jį pasivoksiu. Man nepavyks to padaryti, čia jau faktas. Va, galiu dabėgti iki pat galo ir išeiti be jokio. Helikopteris kilo, matėt? Va tokiu būdu galima jį ir pasivokti. Tiesiog reikia spėti ateiti, kai jį dar niekas nebūna spėjęs liepti. Tai va, mes taip ir bėgiosime. Dabar čia kol rasime tinkamą helikopterį. Tinkamą helikopterį mūsų darbui įvykdyti. Bet tinkamo helikopterio mes čia nerasime. Nes kur mes jį rasime, juk mes esam tikrai vyrai. Tai žodžiu, maždaug šitaip mes ir bėgiosim čia pusę valandos, gal net visą epizodą likusi, nes aš nesiruošiu čia bėgioti. Karočiu, užkniso mane jau čia visas šitas dalykas, o ypač šitas tankas reikia su juo kažką padaryti. Ne, pasimsim ginklą mes, mano favorit. Ir biškai pataškysim kareivius. Va tokiu būdu, kaip aš dabar taškau. Ne, gal su degintuvu biškai padeginsim tanką. Tegul dega biškai bahuriukas. Nu, tu sudegsi to ar nesudegsi, ar kas tau užėjo. Karočiu, ne dūmų rūkinti nepradeda. O bleba, mums reikia pasigydyti spėjom. Nes mes tik ne vyrai. Jo, ir vėl mums to reikės gydytis ir baigsis helupakai ir mes bėgsime iš šitos vietos primyžę, prišikę ir pritrėdę į tą savo suknistas kelnes. Maždaug šitaip ir bus. Toks vat ir bus šitas scenarijus, ar kaip čia sakosi, man nėra skirtumo. Nu, ko tas tankas čia važiuoja, aš nesuprantu, vairuotis nemoka. Jėzau, kiek čia biški šitų girtų dalykų čia jau biški neblogai. Nu, degtų, eiktų, nespėjau sudeginti, karočiui. Nušovė ir stovi vietoj gaidys. Va, pasižiūrėk, nušovė ir stovi vietoj. Karočiui. Nu, žodžiu, šituo nesėkmingu military base puolimu aš gal šitą video jau ir kaip ir užbaigsiu. Žiūrėkit, stovi military base, nieko nedaro. Biškai užeisiu už šitą stulpą. Viskas, visos žvaigždutės. Žiūrėk, eina kareivis kažkoks pasipūtęs, to aš tau užmesiu tokį biškį į feisą. Taks, ir visi užsipuolė. Visi gaidžiai užsipuolė. Nu, štai tos gaidžius ištaškysi visus čia. Nu, ką tu čia raudės dabar? Nu, tai žodžiu, kaip sakiau, epizodą reikia baigti, tai aš jį ir baigsiu. Žodžiu,
Короче, лайкикit, subscribinkit, komentuokit, tik nedislikinkit ir visą tą.